Pirmas, kas mane atvedė į sportą, į krepšinį gal vėliau, tai kūno kultūros mokytojas, turbūt jūs nežinot, bet buvo amžiną atilsį dabar Vytautas Špucis, kuris buvo, pasakysiu taip, jisai buvo šios mokyklos siela ir žvaigždė, turėjo humoro jausmą begalinį ir, sakysim, kiekvienas galėjo pasikreiptis dėl įvairių sričių ir tai, ką jisai padarė, sužadino meilę sportui, daugelį mūsų, bent jau mūsų kartos, ką mes baigėm. Ir sakysim, ką padarė, tai bent jau mano atveju, tai atskleidė mano norus, tikslus ir aš pajaučiau, ką aš noriu gyvenime veikti ir nuveikti. Kai kurie dalykai, aš prisipažįstu, sekėsi neidealiai ir nebuvau aš ten tikrai dešimtukininkas, baigiau gal 8,5 vidurkis, bet visą laiką gavau iš daugelių mokytojų daug daugiau, negu kartais paimdavau. Tai pirmiausiai siekite pasimti tai, kas jums įdomu, kiek galima daugiau, nes aš suprantu, jumis šiuo metu jums atrodo, kad to nereiks, bet akivaizdžiai man po to prireikė tokių dalykų, kurie turėjau tobulinti, sakysim, kaip ir kalbos. Tai šitoje mokykloje mokinausi prancūzų ir gal ir būtų idealu, jeigu aš ją būčiau mokėjęs dabar gerai, bet aš jos beveik nemoku ir turėjau mokintis angliškai. Tai, sakysim, toks gyvenimas ir turėjau mokėti pinigus ir stengtis iš naujo eikvot laiką. Jūs dabar galite tai pasiekti nemokamai ir jums dabar daug greičiau informacija ateina iki jūsų smegenų ir jūs tai priimat. Su kitais bendraminčiais mes pradėjom nuo 30-40 vaikų, 2 grupelių, pradėjom toj pačioj su Dobkevičiaus mokyklos pagalba, toj pačioj mokykloje pradėjom, treniruojam ir dabar, yra keli, matau, mūsų auklėtiniai ir mes dabar turim konkurencingą didelę Lietuvoje krepšinio mokyklą, kuri, aš tikiu, šauks dar didesnį darinį ir padės eilė žmonių gal pamilti sportą ir pasiekti kažko tai. Į kurią sritį besigilintumėte, sako Dainius, svarbiausia yra tvirtai ją tikėti ir nuoširdžiai domėtis. Nesvarbu, ar būsite darbininkas, ar ekonomistas, ar krepšininkas, svarbu, kad nuolatos stengtumėtės tobulėti ir būtumėte aktyvūs. Jūs visur mokydamėsi, kažką darydami, pirmiausiai turit būti aktyvūs ir reikštis toj srity, kur jūs norit kažką pasiekti. Nes jeigu jūs tik tai norėsite, tai vien noras nieko nepadaro, nes, sakysim, kai tas anekdotas, kai tas ten žydas ar žemaitis prašė, kad Dievas duotų milijoną laimėtų, bet nenusipirkdavo bilieto loterijos. Tai jūs jeigu tik norėsit, tai irgi jums nieko nepadės, sakysim. Tai esmė tame, kad aš, kadangi buvau jau aktyvus ir treneris Raimundas paraleliai panašiai mokėsi su manim dabartinėje LSU, mes buvom aktyvus, mes darėm komandas, mes žaidėm, mes organizavom jau nuo tada ir tada aš pradėjau dirbti, man pasiūlė tuometiniai Chomičiaus krepšinio mokykloje ir aš supratau, kad ten yra ne taip viskas daroma, kaip aš įsivaizduoju, kaip mano sąmonė tai suvokia. Ir paprasčiausiai, kadangi buvom jauni ir entuziastingi, atrodė, kad tai laisvai įmanoma, nors daugelis atkalbinėjo, sakė nesąmonė ir taip toliau, jūs čia baigsit po 1 metų ir su rizikavom, tai žinodami ir norėdami, ir aš tikėdamas, kad tai galiu padaryti, ir manau, kad tai pavyks.